Net nežinau, nuo ko pradėti. Antros varžybos, toks vėl sakyčiau, kad tikrai buvome užsivedę, turėjom daug energijos, kartais tos energijos gal buvo netgi per daug to noro, iš jo būna ir klaidų, kokybės trūksta tiek puolime, tiek gynyboje, bet kol kas atrodo, kad einame teisinga linkme ir dar daug draugiškų varžybų ir toliau šlifuoti savo žaidimą. Mindaugai, tai kad metėt tritaškius, tai gal negu dvitaškius susiję tik su Gruzijos rinktinės priekiniais gynybą ar yra kitų priežasčių? Matot, jų priekinė linija tikrai stipri, tokia galinga ir čia nesusiečiau būt, kad nežinau. Tiesiog būna tokių dienų, reikia džiaugtis gal, kad tos tritaškius pataikymą. Dvitaškiai, kaip sakau, jų buvo stipri ta priekinė linija, gal dėl to šiek tiek sekėsi mesti prašiau ir mažai žaidė ir brolis, kuris savo metimukus sumeta. Ir tiek, o tada buvo Artūras, buvo Antanas, kur vis tiek palyginti naujokai, ypatingai Artūras rinktinį, gal iš to jaudulio kartais pramesto. Nematau tame problemos, manau, kai reikės susimesto savo metimus. Dabar jaučiate didesnį trenerio pasitikėjimą, lyginant galbūt su praeisiais metais ir galbūt daugiau žaidime jums matytas kažkoks vaidmuo? Aš trenerio pasitikėjimą jaučiau ir pernai, ypatingai draugiškose varžybose, tikrai džiaugiuosi dėl to, yra tas toks didelis noras važiuoti į rinktinę, kad galbūt po netokio sėkmingo klubinio sezono pažaisti daugiau, kuomet ir tikrai negaliu skųstis, ir ant manęs pažaidžiu, ir derinių turiu. Bet džiaugiuosi, kad kol kas turiu tą galimybę žaisti, nes vis tiek dar yra ir Jonas Mačiulis, ir daug dievė, kad su Simu Jasaičiu viskas būtų gerai. Ir tas laikas natūralu, kad kai grįš jie sumažės, bet sakau, kol turiu progą, reikia kažką rodyti. Ar po tokių rungtynių su tokiais varžovais Latvija ir Rusija galima spręsti apie mūsų komandos pajėgumo galimybės? Aš manau apskritai, kad pagal draugiškas varžybas per daug negalima spręsti apie tą pajėgumą, apie tą pasiruošimą. Viskas pasirodo čempionate, kartais iki sezonėse iki čempionatų rungtyniauja idealiai, o čempionate sustoja. Tai čia jau, manau, trenerių yra užduotis ir jie žino, kaip padaryti, kad ta geriausia forma būtų tada, kada jos reikia, ne prieš, ne po. O nesakyčiau, kad reiktų nuvertinti tiek Latviją, tiek Gruziją, vis tiek abi dvi stiprios komandos. Ir gal Latvijai šiek tiek kartų kaitą tą išgyveno, o gruzinai, tai aš manau dabar tikrai gan stiprus. Nebuvo Pertulų arenoje? Ko? Nebuvo Pertulų arenoje, jau tas klausimas. Apskritai aš galvoju, kad gali būti dar mažiau žiūrovų, kadangi tokie orai, žmonės geriau su mielu noru dar važiuoja prie ežerų, kai nėra Lietuvoje tokios ilgos vasaros. Gal čia tas karštis biškiai įtakoja, kad tokie visi pasyvūs, tokie biškiai išvirę, neįpratę lietuviai prie to.